Šiandieną sveikinamės su kiekvienu žiūrovu, su Keksiuku, mano geriausiu draugu, vienu geriausiu, mylimiausiu, kuris visada būna kartu ir šalia. Taigi, šiandien kartu mes sveikiname su jumis ir grįžtame mokytis, pažinti, tvirtintis viešpatyje, suvokti Dievo gerumą kiekvienam mums. Taigi kartu padėkokime viešpačiui už kiekvieną dieną, kad jis viešpats, kaip ir Luko 9 skyriui 11 eilutėje rašo, kad viešpats priėmė žmones ir jiems pasakojo apie Dievo karalystę. Tai kad viešpats mus priima. Ačiū tau, Dieve, už tavo gerumą kiekvienam iš mūsų, Dieve. Ačiū, kad tavo gerumas, kad tavo malonė šiandien liejasi mūsų gyvenimuose. Ir mes savo raštu atsigręžim viešpatį į tave, atgręžim savo mintis, savo protą, savo elgesį į tave. Mokomės viešpatį iš tavęs ir keičiamės. Mūsų dalis gyvenime nuolat ir pastoviai keistis, transformuotis, nesitapatinti su šitu pasauliu, bet nuolat pasikeisti, atnaujinant savo protą Dievo žodžiu. Ir 9 Luko skyrius ir 11 eilutė, va čia ką sako, minios, tai sužinojusios, nusekė paskui jį, jis, vadinasi viešpats, priėmė žmones, ir išgydė tuos, kuriems reikėjo gydymo. Man užstrigus kurį laiką jau ta rašto vieta apie tai, kad viešpats priimė. Bet tegu šiandien skamba jum ta žinia kaip iš naujo, kad viešpats priima žmonės, mines priima. Bet žiūrėkit, minė, kuri sužinojo, išgirdo ir ėjo, sekė paskui Jėzų. Taip, su vairiausiais poreikis. Vadinasi, viešpats mato žmonių poreikius ir priima tuos, kurie ateina. Tai reiškia, skiria laiką, savo dėmesį skiria viešpačiui. Nes malda, jūs prisimenate iš kitų mūsų pasikalbėjimų, kad malda tai yra susitikimas su viešpačiu. Ir aš susitinku su viešpačiu. Vat ne tai, kad su žmogum susitinku, labai svarbiu. Ir tas yra labai svarbu santykiuose su žmonėm. Bet susitinku, kai skiriu laiką viešpačiui, su pačiu viešpačiu. Susitikimas su viešpačiu. Ir šiandien mes susitikome su viešpačiu. Jam skiriame laiką. Suvokdami, kas yra Dievo karalystė. Dievo karalystė tai reiškia nėra nieko neįmanomo tam kūrėjui, tam mūsų viešpačiui Jėzui, kuris vertina ir brangina mus žmonės, taip, kai mes vertinam ir branginam viešpatį. Taigi viešpats nenori, kad mes nuliūdę būtume, įsižeidę, kad neatleistume kitiem. Jis nori, kad mes džiaugtumėmės ir džiaugtumėmės visada. Bet grįžtant dar prie Luko 9 skyriaus 11 eilutės, kad pasakojo žmonėms apie Dievo karalystę ir išgydė tuos, kuriems reikėjo gydymo. Vat taip man patinka ta vieta, kuriems reikėjo. Nes įsivaizduojat, yra žmonių, kuriems nereikia. Vat nors ir atrodo labai sunkios gyvenimo aplinkybės, baimė dėl ateities, įsiskaudinimas širdį, ar net fizinė liga gali kaustyti žmogaus kūną, bet žmogui nereikia Dievo. O viešpats sako, išgydė tuos ir gydė tuos, kuriems reikėjo atstatyti santykius, nes gydyti tai reiškia atstatyti ne tik tai kūną, bet ir santykius. Vieni su kitais finansus, mūsų kūną, mūsų emocinę dalį, taip, kad mes mokėtume pasitikėti viešpačiu ir džiaugtis. Bet tiems, kuriems reikėjo, reikėjo, graikų kalboje dar reiškia, kurie fokusavosi, kurie dėjo pastangas,
kurie, kaip čia pasakyti, beldėsi. Į tai, kai taip sakant, reikalavo. Taip, o reikalauti aš galiu, kai aš savo mintis ir protą nukreipiu į viešpatį, į Dievo karalystę. Ir žinau, kad Dievo karalystėje yra viskas, yra geri santykiai. Bet aš pats turiu keistis. Aš pats turiu keistis, priimti, suvokti, kokia yra gera Dievo valia. Kad jinai yra bendrai ir kad jinai yra gera Dievo valia. Ir kad Dievui svarbus mano gyvenimas. Ir kad Dievas jau viską padarė, o aš dabar keičiuosi. Aš keičiuosi ir aš priimu. Tai vat mūsų reikalas, mūsų dalis, tą suvokimą ugdyti, tą minčių ir proto transformaciją, suvokiant, kad man reikia iš Dievo priimti, iš Jėzaus priimti tai, ką jis padarė, mane išgydė mano santykį, vadinasi, aš turiu būti ir kad nebūtų mano tušti žodžiai, aš pasiremsiu 1 Petro laiškų 3 skyriumi, ką aš turiu daryti. Jeigu nori, sako, matyti gerų dienų, ką tau reikia daryti, kas trokšta mylėti gyvenimą ir matyti gerų dienų, tegu pažaboja liežuvį nuo piktą ir lūpas nuo klastingų kalbų. Taip, tegu neatlygina piktą už piktą, ar keiksmą už keiksmą, bet priešingai laiminkite, žinodami, kad ir patys esate pašaukti paveldėti palaiminimo. Jau čia galima metais, kaip čia pasakyti, tai savintis ir tai praktikuoti. Nes toliau, sako, kas trokšta mylėti gerų dienų, bet prieš tai, kad neatsakyti piktą į piktą, bet priešingai elgtis. Tai reiškia mano emocija, viešpats sako, kaip tą mano emociją transformuoti, piktą neatsakyti į piktą. Taip, vadinasi, jeigu mane apkalba, aš to žmogaus neapkalbėsiu. Ne dėl to, kad, kaip čia pasakyti, ne dėl to, kad tai tas žmogus nenusipelnė, bet todėl, kad aš žinau, kokia Dievo valia. Viešpats sako, elkis priešingai negu piktai. Negu, pavyzdžiui, būt nuliūdusiam, viešpats sako, neliūdėk, nes žinau, kad aš veikiu tavo naudai, aš tau padedu. Ir tas tikėjimas, tai yra Dievo jėga, kuri veikia. Kai tu žiūri į viešpatį ir kai tu nesitapatini su aplinkybėm, bet žinai Dievo principus. Dėl to Luko Evangelijai viešpats ir aiškino žmonėm apie Dievo karalystę, apie Dievo principus. Todėl ir mes su jumis mokomės Dievo principų. Ne pasaulio principų, tai kas yra bloga, tai kas yra neteisinga, tai kas yra negarbinga, ne to mokomės, bet tai kas teisinga. Kas teisinga Dievo akise, Dievo karalystės akise. Dievas mokė, Jėzus mokė to žmonės Dievo karalystės tiesos ir gydė tuos, kuriems to reikėjo. Ir aš linkiu, kad kiekvienam iš jūsų reikėtų, tą suvokimą turėtumėt, kad viešpats gali ir atstato jūsų pačių nuostatas, kad duoda jums viešpats ramybę, kad jūs priima Dievo ramybę. Kad jums tie žodžiai tegu būna tikri, gydo santykius, gydo jūsų sielinę emocinę dalį, gydo jūsų kūną, kiekvieną ląstelę, patenkina jūsų poreikius. Kada? Kai jūs pasitikit viešpačiu, kada jums to reikia iš viešpaties, ne iš pasaulio. Ir tai galima pasiekti, visą tai, ką rašo raštas, tik atnaujinant protą Dievo žodžiu, kad galėtume ištirti, kokia gera ir tobula Dievo valia yra mums. Taigi, dėkoju už kiekvieną žmogų, ačiū tau viešpate, kad tu apšvieti žmonių širdies akis, kad duodi suvokimą, supratimą, koks tu didis, kaip tau nėra nieko neįmanomo. Ačiū tau viešpate, kad tavo išaukštinta dvasia matoma kiekvieno žmogaus, kuris tiki gyvenimuose. Viskas, kas gera, kas teisinga, kas garbinga, tegu reiškiasi tikinčiųjų
tikinčiųjų Jėzumi gyvenimuose. Jėzaus Kristaus vardu, amen, linkiu jum gyventi viešpatyje, va tą troškimą ugdyti Dievo karalystės pažinimo, va tą ugdyti discipliną savo minčių ir proto fokusavimo į Dievo žodžius, nes Dievo žodžiai yra gyvi ir veiksmingi.